Žirklės. Svarbiausias dalykas grūmeriui. Ir čia yra kaip operacinėje chirurgas turi savo įrankius. Lygiai taip pat reikia mylėti ir prižiūrėti savo žirklės. Tai 3 dalykai, ko niekada negalima daryti. Tai pirmas dalykas, niekada žirklių negalima numesti ant žemių. Kai žirklės nukrenta ant žemės, jų didžiausia problema yra ne vien atšipimas, kad jos nekirps. Realiai nuo smūgio išsiderina visa plokštė ir realiai žirklės daugiau niekada nekirps taip, kaip kirpo iki kritimo. Antras, šitos žirklės skirtos kirpti tik tai gyvūno kailį. Niekada nekirpkite su tom žirklėm, nei popierius, nei kitų dalykų, nes tiesiog sugadinsite žirklių ašmenis ir ne vien žirklės atšips, bet ir pakeis savo formą. Trečias dalykas, panaudodami žirklės, visą laiką po panaudojimo turite jas tinkamai prižiūrėti. Reikalingas prižiūrėti žirklėm priemonės rasite dėkle. Ir tai yra labai svarbios priemonės, nes valant žirklės turi būti speciali medžiaga, kuri nuvalo likučius ir nešvarumus ir vėl paruošia ašmenis tolimesniam kirpimui. Tai, kad žirklės ilgai tarnautų, reikalingas sutepimas ir tam reikalinga speciali alyva, kuri yra čia. Jeigu norite, kad žirklės jums ilgai tarnautų, kirpkite su žirklėm tik tai švarų kailį. Tai yra tik išplautą kailį, nes tada žirklės jums tarnaus labai ilgai. Nenaudojamas žirklės visuomet saugiai laikykite. Tam yra specialūs dėklai, minkšti, kad žirklės būtų nepažeidžiamos. Ir jeigu dėklas netgi taip atsitiktų, kad jisai nukristų, jisai išlaiko visą žirklių kokybę. Ir paskutinis patarimas iš mano patirties. Niekada neskolinkite savo žirklių kitam.